1-1. Karvės pienas. Alus ne pienas. Sidras ne vanduo. Sidras ne vanduo. Vykdom transliaciją iš Hitrou oro uosto, nes skrendam į Kambodžą. Norėjau sakyti Peru, bet į Peru jau neskrendam. Jo, esam antram Hitrou terminale, laukiam Mariaus su Vaiva. Labai gerai atvažiavom. Mašiną palikom darbe. Bosas mus atvežė iki stoties ir mes per 50 minučių su traukiniu atvarėm į Hitrou. Ir po to jam labai ilgais labirintais. Jo. Nes čia, karočią, iš tos traukinio iki antrojo šito labai daug. Kuprinės apsiviniojam. O mūsų kuprinės apviniotos. Lavonėliai tokie. Lavonėliai apvinioti, tai apsiviniojam kupriniukus. Kad neužsikabintų kur ant kokio konvejerio ir neliktų. Tai bus vėl kaip Peru. Įsidėjom trekerius į kuprinės. Patikrint, ar veikia. Pasikeičiau batereiką trekeryje. Rodė, kad sėda. Ne. Bet pas mane priekabai stovėjo. Profilaktiškai. Aš pasikeičiau profilaktiškai. Jo, šiandien pas mane buvo batereiko diena, dar mašinę batereiką pakeičiau. Nu. Pulto. Pasikrovęs dabar važiuos ir... Tai va. Ir doleriai netelpa į piniginę. Ne todėl, kad jų labai daug, todėl, kad jie labai ilgi. Į Kriegos piniginę didelę doleriai netelpa. Tai Kriegą ne amerikiečiai sukūrė. Anglų. Nu. Bet eurai telpa ir svarai telpa, doleriai netelpa. Ir doleriai spalvoti. Pirmą kartą kažkaip dolerių jau daug metų nenaudojam, gyvenam Anglijoje, tai naudojam eurus, svarus, litus dar naudojam, o dolerių nenaudojam. Nu, litų dabar jau nebenaudoja. Ne, aš turiu omeny, kad dolerių nenaudojam. Paskutinį kartą Ukrainai, man atrodo, naudojam dolerius. Ne? 2008 metais. Ai, tada, kai keitėm... Keitėm kažkaip parduotuvę. Pas šašlaičniką keitėm dolerius. Jo, tai tada naudojam dolerius paskutinį kartą. Tai nuo to laiko jie pasikeitė. Jie spalvoti visokie, ten gražus tokie visai. Ir smirda, bet smirda taip pat kaip smirdėjo. Chebra jau mūsų atvažiavo, Vaiva stovi, Marius. Susirinko visą mūsų šoblą, joblą. Redzi, registruojam bagažą. Taip atrodo Pekino tarptautinis oro uostas. Labai daug žmonių. Viskas išmirė, pusė uždaryta, kontrolė nereali. Ateina tave tenai, karočiui, ištikrina visą tašes, iškrausit liepę. Kažkaip labai bijo žiebtuvėlių ir degtukų. Tai įdomiai tai. Sėdim. Niekas nesikrauna ir sour plum drink. Užsisakėm alaus, paėst kažko tai. Šiaip tai realiai sėdim šiknoj. Čia yra Pekino oro uostas su tokiu vaizdeliu apie nieką. Kažkaip įsivaizduoju dangoraižiai 21 amžius. Bet čia biški toks atsilikimas visur. Rūkyt nėra. Man pempiškių per mėgą internetas siūlo. Man 2,20. O jai pitaka. Pavalgėm, atsigėrėm alaus, nebrangu. Alus oro uoste pinta $3 Amerikos, nekainuoja. Nu, visai neblogai. Būtų brangiau. Londone kokiam tai tikrai, kad būtų smarkiai brangiau. O pats oro uostas atrodo va taip. O toks biškiai dezertuotas. Va. O toks va. Oro uostas. Kai leidėsi labai atrodo keistai. Later. Viskas. Sutarėm už $10. Mūsų vairuotojas. Visi chebra su kuprinėm, aišku, Toyota Priusas.
Važiuojam į viešbutį. Toks biški bardakėlis. Normaliai. Važiuojam į viešbutį. O, tuktukai mūsų, ne, nu čia ne toks kaip mūsų, čia kažkoks. Labas vakaras. 1:30 nakties. Nompenas nemiega. Ten Kurvynų gatvės. Barai visokie, ten tūsinasi visi. O čia upės pakraštys, čia Mekongas. Kur per Apokalipsis Now plaukia. Francis Fordas Coppola. Matė Apokalipsis Now? Šitą upę buvo. Ir cucakai vaikšto vietiniai. Jie iš karto atvaro. Ką nori? Žmona, ten kutai daro, ką kutė darai. Cucakas reikalauja dėmesio. Tas nusprendė... Blink blink viešbutukas. Dabar yra, nežinau, pas man laikrodis nusėdo. Kiek dabar valandų? Dabar yra 3:37. Tai va, grįžtam namo į viešbutį. Tikrai paragūtininkai normaliai 4 ryto. Namo įleis, turim laimą, einam tekilos įkalsim. Dabar. Esam Kambodžoj, Nompene, sostiniai. Rytoj pasiimam tuktukus. Pasimokom kaip važiuot. Tada dar biškį panakvosim vieną dieną ir važiuosim. Aš su mūsų 100 000 gerbėjų. Jo, nes tu nieko nefilmuoji, tai man tenka. Dabar yra, nežinau, laikrodis išsikrojęs apie 4 ryto biškį. Pas mus lengvoj formai yra jet lagas. Bet tieko, rytoj 9, ne, 10, atsiprašau, atvažiuoja tuktukai. 6.5 hours later. Labas rytas į Kambodžią. Mes atsikėlėm, dabar jau yra tiek. Ir atsikėlėm nuo skambučio, nes mūsų tuktukas atvažiavo prieš valandą, o mes niekam. O tau ir jetlagas. Dabar bėgam į apačią, mokysimės tuktukų važiuot. Marius miega, skambinam. Kada mūsų šitas atvažiuos? Liftas. Kas čia turi? Jau greičiau nulipinam čia. Labas rytas, draugė mielas. Jau tuktukas valandą laikom mūsų kaip stovi, bent jau mūsų. Tai karočią leiskis viską pramiegojam, pusėčius tuktukus, ne. Davai, laukiu. Let's start, okay, from mechanical part. What do we need to look at? Oh, yeah, we have the farm, so I will... Nu va, tuktukas, sakė, kitas yra didesnis, tai bus linui, nes abejoju, ar jisai gali tilpti jį. Buy something. Okay. Čia turbūt bus Mariui. We came back yesterday, 1 o'clock we landed, one o'clock. Full bag. Nežinau, kaip tai darom, nu kažkaip įsiaiškinsim. Left one because O mama, travel 21 hours. reikalų bus vairuot. Ir mes važinėsim tokiom gatvėm. Tokiom bardakė. Mūsų viešbutis. 2 naktim. Okay, then. This one is like the light step. The first step is close. The step are parking lights. And this one the lights when you drive night. When you drive, okay. Yeah. Do we need to drive in the daytime with the lights? No, that's no. Okay. Okay, this one the windshield.
when you clean now. Dramblys saldainių dėžutėje. O, užgesai. This one because so in Sri Lanka they use but in Cambodia it's very not so the red one is Atėjo Marius. Po namus vaikšto tie, kad rūbai kur kas pilegauti. Kėlės visą. Čia va turim bagažinę. Mums sakė, atvaris didesnį, turbūt jau kartojasi. Bet laginam, tai iki kosmose esam. Paaiškinu viską, dabar bandysim važiuoti. Užeikite. Svečias. so between one and Žiūrėkit, faina čia. the first and the second they have like one corner. Before you Kai bus nuobodu, tai galėsim pasakyti. before you turn off the engine, so you must be yes. Šis vyksta galima atsidėti. First you want to move, you can clutch and go up to number first. Or if one way to know you can know it. Marius praveš tuoj mus. Užgesom. Pamokėlė vyksta, treniruojamės, rodo kaip važiuot. Vietiniai mojuoja. Jau Marius bando. Negazuok taip. O su tokia panorama turim barą, baseiniukas, bariukas. Atvarė vieną tuktuką, laukiam antro. Prasivežiavom visi tokie kominiai. Tokia panorama iš miesto, normaliai, gražu. Žymuką turim, tipo neįsim aišku. O toks čia miestas aplinkui. Žmonelė va neša savo tušką į baseiną. Pusryčiausim. Pramegojom visus pusryčius, pramegojom apšė viską. Atvarė tuktukus, prasivažiavom. Laukiam antro tuktukijaus. Kol laukiam, atėjom ant stogo baseinė. Pačylė. Aš nežinau, sakė on the way. Ja. Tikrai graži žmona, tik laukia gražiai. Varlytę moka varyti. Ir iškelti moka tą savo taurųjį. Tauriną. Tokie plaukiai nesimato. Nes ten iš tikrųjų, tai mes čia ant stogo viešbučio, ten matosi, nu, turėtų matyti. Bet geriau be vaizdo negu be baseino. Tešku. Rytinės vandens procedūros. Čia kokia skirvom. Top tavo kitbiškiai aukščiau.
Labai graži. Atvirutė. Draugelė, su kuriuo plaukiam rytais. Klausyk, čia kaip Amerikai. Geriau. Geriau. Nu, šok, davai. Aš tai klausau tų ženklų, kur rašo, kad negalima. Dar aš apie eisi kur giliau. Eisi kur giliau. Nu tai tu eisi, nusipirksi. Tai tu šoks ar ne, man čia juostelė kameros gadina. Tai aš iš ten iššauksiu, kokie ne. Jo, ne. Yra. No jumping. Jokių nori. bandikių vandens, kad nebūtų. Nu va, labas rytas. Wow, wow. Yeah, Korong Island, name Tansu Island, also nice. Near Island there. We'll see if we have fun. Then I register the plan for you first. Where are you from, sister? Lithuania. Wow, so far. Welcome here, so good. 20 hours drive. Yes, welcome Cambodia. Čia mūsų neighborhoodas, mes čia mūsų viešbutis. Čia baseinas ant stogo, bariukas, brangus, o čia prasideda. Я жил в трущобах городских. How old you are? Nu ko, I'm 31. tai išsiversk būtinai. Your first baby? Žinutės ateina. Our baby is already 15 years old. Wow. And 12 years old. And 23 years old. No, my baby is 25 years old. And his baby 25. And my 23. And he's 23, so our babies are big. We are That's why we're traveling. pensioning. We Sir, I are want to pensioning. see, scan picture of his passport. Yeah. His face or his No, face? it's no. No, it's it. Different. Come and do the blink eye. Blink the eye, the eye. Pamirksėk. Yeah. No, again, sir. Again. Blink the Įdės tave dabar į pažinčių svetainę. No, cannot. Okay. Again, sir. $10. Do the eye. Blink. Yes. Again. Čia kažkoks aparačiukas va važiuoja. Sultis spaudžia turbūt. Einu tuktukų pervaryt, liepia pastatyti kažkur saugiau. Marius eina raktą ir perstatysim čia po langais, nes ten už kampo sakė, tipo, nesaugiai. Bля, čia koks šitas status. Einam, varyt tuktukų, ding, hei! Varysim tuktukijų. Čia, karočiui, sudėtingai. Stabdis kojinis.
Senkabikė. Laisvas. Įvedėm ir atbulinis pastuktuką. Tada sakė, jungi pirmą ir bajajajo čia. Žmonės eina. Pezda kaip baisu. Nikoje nematau, nikoje nesuprantu. O dabar jau priekį. Bet už pasibėgis neišsijungia. O, laisvas. Šubys. Rankinis. Ne vien jungiam dar bėgį vien. Все, tuktukas pervarytas. Sostinė. Vienas didelis turgus. Arba Kurvynas, arba Turgynas. Du variantai miesto. Gali nusipirkti vatos. Čia vatnikai Lietuvos apsiperka. Jo, čia Toyota Alphard blatnas variantas. Čia viduje jaučiu labai patogu. Čia pizdės ten kėdės masažinės. Čia nereali mašina iš tikrųjų. Aš tai norėčiau tokio liochos. Matai Anglijos, Tai čia Japonija šalia. Japoniškų Toyota, žinai. Čiagi šalia. Ja. Mėga pilietis ar ko. Reikėtų tokio be stogo, žinai, kaip būna tokie. Pačio ilgiausio jo ir be stogo. Čia laidų geri pušiai. Ir medis visų spalvų. Vienas medis visos spalvos. Vienas medis ir visos spalvos žiedų. Įdomu. Čia gimsta Armani, Versace, Gucci. Toks tusiukas, nieko nepadarysi. Dar viena Armani Gucci siuvykla. Ateina mano dama, madama, fotkinių operatorių.
kala voštuvai bus. Primus. Žinai, kad tu žiūrėk, kur koks nors yra moto turgus, nes reikia spyną nusipirkti su kodu. Jo, dėžės, tipo jo, motas, tai važiuoju Honda kažkokia prikolinė. Čia Honda Shadow. Skuterino gatvė. Skuteris Skersgatvis. Ginklam dėklų, tai normaliai. Va čia ką, visi ginkluoti. Teslas. Ogi, teliko. Prašyktumėm geriau. Spastai turistam. Vaistai turistai. Tai kad šikras degtų, jau reikia jau. Bet dega iš tikrųjų, jeigu taip yra. Maistas turi būti aštrus 2 kartus. Vieną kartą čia, kitą kartą ten. In and out. In and out. Warming food. Meniu kainų nėra. Sprendžia pagal tai, kaip tu atrodai. Čia yra indų plovykla. O čia yra valgyti darykla. Šiukšliadėžės mėsos va. Tôi chạy to tu. Tôi chạy to bên bên. Такая лайф. Ką valgai? Bing chong wong wow. Beef loklak. Bing wong wow. Aš manau kažkokia chicken soup. Vaiva kaip visada negavo nieko. Maris valgo tom jam. Atėjom čia į kažkokią tai. Tiesiog ėjom, pamatėm gražų, užėjom. Einam toliau. Čia po to viso šiukšlyno tai toksai rojus biški. Smilkalų kvapas visur. Būtė mano ten kažkur fotkyje baisiai. Kiek pimpaliukų ant tvoros? Pimpalai, 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 pimpalai. Sakai? Ne, tai čia galima, ten reikia nusiauti. Velniokai. O kokia Toyota graži. Ten, man atrodo, išėjimas yra, ten ir išeisim. Bля, gražiai Toyota.
Esame laive. Plauksime vakarinės panoramą žiūrėti. Rinka labai paprasta. Atėjo pilietis, ten sako, davai $10 ir iš ten va, tiltas yra, iš ten plaukiam. Tipo. Ai, sakėm, nueisim pėsti kitą tiltą, patys nereikia. Priejo berniukas, sako, davai $20 nuo 4 ir dar alaus už dyką gausit. Nu, tai mes kažkaip ir nusipirkom iš karto. Papirkom berniukas, berniukštis, lietutis ateina vakare, vakarinis lietutis, Mekongo upė, vakarinis lietutis. Labai visai nieko. Ką mano publika? Motoroleriai keliasi. Da, dėjani motoroleriai. Visi lipo į keltą. Čia toksai kažkoks lūšnynas ant upės kranto. Mes upę plaukiam. Ir tokį va lūšnyną matom. Šitų laivų tai tokia pilna upė biškį. Mano Kėbrava visą Ingutis va su oranžiniu skrydeliu bėdo vėl. Miestas visas. Mūsų lietutis vejasi, čia biškį palyja.